Ąžuolynas fanfaromis skelbia šventės pradžią. Ir tai yra pats puikiausias metas ištarti. Ponios ir ponai, panelės ir ponaičiai, brangus kauniečiai ir garbus mūsų mylimo miesto svečiai. Būkite pasveikinti atvykę, būkite pasveikinti susirinkę, galiausiai būkite pasveikinti sugrįžę čia į naujai atgyjusį, išgražėjusį, dar jaukesnį, dar mielesnį Kauno, Aleksoto, Dariaus ir Girėno aerodromą, kur šiandieną mes visi drauge išvysime garsiausius mūsų šalies ir netgi viso pasaulio pilotus, pelniusius prestižinius apdovanojimus ir pripažinimą planetos ir Europos čempionatuose. Na ir jūsų šiandien laukia net 7 valandos nepertraukiamų pramogų. Tai įspūdingi skrydžiai, akrobatiniai triukai, orlaivių ir senovinių automobilių. Pilotai pristatys savo meistriškumą bei programos sudėtingumą. Iš tiesų, pamatysite akrobatinių skrydžių. Praskirkime taką. Да, пока что. Pasveikinsiančios varžybos Air Master Cup Series ir 5 pilotai iš 4 šalių. Žinoma, didžiausių mūsų visų ovacijų ir palaikymo sulauks lietuvaitis Igoris Lobanovas. Taip pat šiandien. Cilindrų 3 litrų darbinio tūrio variklis, specialaus dizaino Erdman Rossi sukurtas kėbulas, ir šis modelis pagamintas būtent Wehrmachto generolas. Antrasis kolonoje važiuoja seniausias parodos automobilis Cadillac LaSalle, pagamintas 1928 ir skaičiuojantis jau 96 metus. Automobilis yra 7 vietų sudėt, 8 formos, 5,4 litro darbinio kuro varikliu. Ir jis, žinoma, pagamintas JAV. Taip, už to žalsvo automobilio mes matom juodą automobilį, tai trečiasis kolonoje automobilis, kuris pagamintas 1931 metais ir
litro darbinio tūrio variklį automobilis. Taip pat toliau kolonoje jūs matote Plymouth Deluxe Touring Sedan, pagamintas 1935-aisiais. 5 sėdimų vietų automobilis su 3,3 litro darbinio tūrio varikliu, 82 arklio galias išvysto šį jėgainę, na ir šalies gamintoja Jungtinės Amerikos Valstijos. Taip ir dar begalė kitų automobilių, kurie rieda štai šioje kolonoje, kai kurie visi dabar puikiai matome. Kokie tai yra automobiliai, mėlyje, jūs patys galėsit pasmalsauti, kai šie automobiliai išsirikiuos, prisiparkuos, galėsite prieiti arčiau, paklausinėti, o galbūt net ir sėsti į vidų. Kas žino, šiandieną aš tikiuosi, jog klasikos klubo nariai šiandieną čia į Kauno aviacijos šventę atvykę ir savo dalyvavimą mūsų renginį papuošę svečiai tikrai, manau, svetingai pasitiks visus smalsius žiūrovus ir sudarys visas galimybes įsiamžinti, nusifotografuoti, papasakoti ir pasidalinti tuo, kiek jėgų, žmogiškųjų išteklių ir galiausiai finansų įdėti į kiekvieną tą čia pasaulio automobilių riedantį gražuolį. Pasižiūrėkite, kaip jie iščiustinti, kokie jie švarūs, blizgantys. Pamojuokime jiems, pamojuokime vairuotojams. Kauniečiai, parodykime, jog pati svetingiausia atranka ir šilčiausiai sutikrinti svečius yra būtent mūsų mieste ir pasitikime tuos 53 žavingus ekskliuzyvinius eksponatus, Iš kurių 3 motociklai ir 50 automobilių. Pusšimtį tokios klasikinės technikos suburti į vieną vietą yra ką veikti, bet organizatoriai pasistengė, kad tai įvyktų ir tai mes matome ir buvome priklausomi būtent šios Kauno aviacijos slėptuvės. Mūsų kalbų siaučia, žinoma, parasparniai, motorizuotos skraidyklės ir tai yra niekas kitas kaip Pilot ir Skystar klubų atstovai. Taip, jie visuomet moka nuspalvinti padangę, būrys, gražu. Taip, tai galite ne tik tai grožėtis automobiliais važiuojančiais žemė, bet pakelti akis į dangų ir pasigrožėti. O tu nekiš pirštų prie jo. Pamojuokite, mylėjai, ir jūs. Pasitikime, pasveikinkime Biržuose įsteigtos automobilių klubo Klasika narius, kurie sugužėjo pas mus į Kauną iš visos gražios Lietuvos. Taigi, gamyklos kūrinius Diamond DR
tiesiai iš Kauno. Nė karto nepasipildęs degalų ir nė karto nestabtelėjęs nė viename iš pakeliui esančių aerodromų. Taigi, Air Baltic Pilot Academy, gražių sinchroninių 3 orlaivių. Netrukus į padangę kils 2 orlaiviai ant ir man regis, jog viename iš jų turėtų būti patogiai įsitaisę ir savo šuolio nekantriai laukti Marijampolės aeroklubo parašiutininkai. Taigi parodomasis šuolis, parodomoji skrydžio programa ant 2 lėktuvais. Visa tai jau po akimirkos jūsų visų akivaizdoje. Taip, beje, Marijampolės aeroklubo parašiutininkai kiekvienais metais papuošia Kauno aerošventę. Taip ir šiais metais jie atvyko į mūsų šventę ir netrukus mes juos pamatysime krentančius su parašiutais iš dangaus. Ir visų parašutai bus. Keistai skamba savoka šuolis iš parašiuto. Man visada nori suprasti. Su parašiutu. Va, koks gražus sklendimas virš mūsų galvų, koks gražus Čia apsivertėlį. 3 orlaivių Diamond ir kurios visai netrukus, kadangi virš Dariaus Grigaliano aerodromo, virš Aleksono, virš Kauno bei profesinė ir kitos veiklos. Taigi, mielieji, jūsų mažieji pavasarį vasarą atsibostuvėti lėktuvai. Galite apsimokyti pramagų ir edukacijų zonai. Wow! Viskas dar sugrįžti. Manevrą mums pademonstravo pačiame publikos priešakyje. Lankytuvų MVN Fox Green. Kaip jau minėjom, valdo Donatas Kaužuolis ir Tautvydas Čepanovas. Tad jie gali daug kartų pakilti į dangų ir atlikti akrobatinės figūras. Dronas gerai skraido. Štai žemas trijulės praskridimas Ir raudonoji belanka tos trijulės priešakyje. tai ši. Tai yra iš 2 dar likusių pasaulyje, kurią 2000
pasakytų meistriškumo padangėje virš mūsų galvų. Skraidyti Žilvinas Ličius pradėjo 1980-aisiais. Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklube Bet jie gali baigė 2 metų kursantų programą. Skraidyti pagal ją krenta, sėdi. 1988-1989 mokėsi Zaporožės, Čeliabinsko ir Kostromos aviacijos centruose skraidyti lėktuvais L-29. Priskraidyti pagal kursantų programą 6 valandos. 1990-aisiais Žilvinas Ličius skraidė lėktuvais JAM-52 Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklube. 2008 metais Lietuvos akrobatinio skraidymo rinktinės sudėtyje Žilvinas Ličius dalyvavo pirmajame pasaulio akrobatinio skraidymo lėktuvais JAM-52 čempionate Novosibirske. 2009-aisiais Lietuvos akrobatinio skraidymo rinktinės dalyvavo ir antrajame pasaulio akrobatinio skraidymo lėktuvais JAM-52 čempionate Lietuvoje, Rojūnų aerodrome. Tąkart 2009-aisiais Tuoj tiesiog. 1992 metais mūsų herojus pamirškit, kad tai, ką dabar matom danguje, Skycats, kurios yra kalbų, tai yra ilgų, sunkių svečiai iš Švedijos. Įkvėpimo motyvacijos šaltiniu